kokiais keliais, ką reikia daryti gyvenime, kad kuo greičiau nedėlisant atrasti savo mylimiausią veiklą visam gyvenimui. Kokie gali būti variantai? Bandant, patiriant, tai jis. Bandymais. Toliau. Žinant, kas patinka ar nepatinka. Žinant, kas patinka arba nepatinka. Susipažinti su tų specialistų. Susipažinti su specialistais. Taip, toliau, 3 variantai, toliau. Pamokų metu atžvilgiu, kokie labiausiai sekasi. Labai gera mintis. Kas labiausiai sekasi? Dar. Ar sugebėtume atlikti tai, kas patinka? Išsibandyti save. Taip? Vienas iš pačių geriausių būdų atpažinti savo mylimiausią veiklą yra labai netikėtas. Tai yra išmokti bendrauti. Bendraudami su žmonėmis, pažindami juos, mes gauname jų dėka lyg veidrodį į save. Kuo daugiau žmonių mes sutinkam ir bendraujam, jų elgesys, jų bendravimas su mumis, mums tampa tam tikrų veidrodžių ir mes pradedam suprasti, kuo mes nuo jų skiriamės. Ką mes galim geriau negu jie, kokie yra mūsų ypatingi talentai. Žmonės mums tą pradeda sakyti vienokį ir kitokiu būdu. Pradeda mums sakyti mūsų trūkumus ir mūsų privalumus. Jeigu žmogus nemoka bendrauti arba užsidarė savyje ir mažai bendrauja, jam yra labai sunku atpažinti savo vaidmenį, savo geriausias savybės. Kuo žmogus lengviau ir sklandžiau bendrauja, tuo jis greičiau pažįsta save ir savo mylimą darbą. Tuo jis tiksliau sužino tą idealią sritį, kur jam reikia eiti.